Labadiena, mano vardas Jolanta. Na ir darau pirmą video, truputį nedrąsu. Auginu daug gėlių ir noriu pradėti dalintis su jumis apie jas, kaip aš jas auginu, kaip prižiūriu, kaip persodinu. Tai vat, nusipirkau čia kažkada ne per seniausiai gėlytę kažkokią, ir net nežinau, kas per gėlytę. Bet svogūninė kažkokia ir visai nuvytus buvo su nuolaida. Tai bandysiu persodinti ir auginti ir kartu pasižiūrėti su jumis, kas iš jos išaugs. Bet pažiūrėsim, pasodinti labai didelį vazoną, svogūniukai maži, nežinau, keista, bandysiu sodinti. Į mažiukus vat pasidėjau. Aš kaip suprantu, čia kažkokia kambarinė. Viskas čia gyva. Jo, ir čia vat galvau, kad negyva, bet irgi viskas gyva. Ir netgi vat leidžia. Yra nauji svogūnėliai jau. Tik tiek, kad aš jų gal dar neatskirsiu. Nes labai mažiukai. Pažiūrėsim, kas bus. Net pačiai iš tikrųjų labai įdomu. Manau, kad jinai turėtų greit atsigauti. Nes lapeliai gan sausa buvo ir lapeliai labai gražus. Ir šaknys viskas puikiai atrodo. Matyt, buvo nepalaistyta. Gal buvo per mažai šviesos. Mesim truputį tuos apdžiūvusius. Labai kažkaip reikia daugiau ir numinėti. Aš tik taip pakeisiu gal žemę, nežinau, čia kaip ir vien durpėse pasodinta jinai. Aš pagrindę naudoju gėlių žemę maišytą su vermikulitu, perlitu. Dar įdedu tai kakavos čipsų. Nežinau, tikriausiai taip vadinasi lietuviškai, nes Danijai gyvenu, daniškose parduotuvėse apsiperku. Taip, kad kai kurių dalykų lietuviškai net nežinau, kaip vadinasi. Man atrodo, kad kakavos čipsai, kas žinot, būtinai parašykit. Mat jie taip atrodo, kaip nuo kakavos gevalas būtų. Tai vat. Čia pas mane sumaišyta žemė jau. Su tais čipsais, perlitu, kad būtų puri. Ir vermikulitas eina. Drenažo nedarysiu, nes vazonėliai kiauri. Žiūrėsim, kaip augs. Nenoriu sodinti didelius vazonus, kol nežinau, kas per daiktas, nes va, kaip matot, šaknų iš vis nėra, nors dideliam vazone buvo. Ir svogūnėlio beveik iš vis neužkasu, nes irgi buvo neužkastas, kad pamatysim, kas iš jo išaugs. Ir būtinai pasidalinsiu, ir būtinai parodysiu. Bet. Labai įdomus lapeliai. Sakyčiau, kokio kalija būtų. Bet kad nepanašu. Gal kažkas jau žino, tai parodysiu iš arčiau, kaip lapukas atrodo. Jeigu kažkas kažką žino, tai labai įdomu būtų išgirsti. Čia vazonėlį
truputį mažesnį svogūnėlį pasodinsiu. Ir turėsim 5 vazonėlius. Čia iš vis jau iš 3 svogūniukų išaugę. Na ir va šitą paimsiu dar tada vazoniuką, nors jis orchidėjom gal labiau skirtas, bet labai mažiukas šis svogūniukas, nors irgi vat mažųjų auga. Nu labai įdomu, kas čia bus. Šiaip kaip suprantu, turėtų reikėti nemažai šviesos, nes pagal lapus, kuo lapai šviesesni, tuo daugiau reikia šviesos ir kuo tokie plonesni, tai lapas reikalauja gėlytės daugiau šviesos. Tai pastatysim ją kažkur ne ant tiesioginės saulės spindulių, bet arčiau lango. Tai vat, gavosi 5 vazonėliai ir lauksim, kas išaugs. Beje, nepamirštam palaistyti. Visas gėlės persodinus laistau, išskyrus sukulentus, kaktusus ar viskas, kas susijęs su sukulentais. Nes jeigu palaistysi iš karto ir kažkur šaknis bus pažeistos, tai gali prasidėti puvimas. Čia gerai perpilu, kad žemė sudrėktų ir vandenukas išbėgtų lauk. Kas yra papildomo. Nes čia buvo tikrai labai jau perdžiūvus žemė ir matyt trūko vandens gėlytei. Na, o dabar tikrai viskas. Geros dienos visiems.